Balandžio 22 dieną buvo pristatyta revoliucinė pažanga kraujo tyrimų sektoriuje. Medicininių tyrimų laboratorija Antėja pristatė naują pirmą Baltijos šalyse laboratorijos liniją, kurioje kraujo mėginius tyria automatizuota robotizuota laboratorinių tyrimų sistema. Pasitelkusi robotus per dieną laboratorija gali atlikti iki 20 000 įvairių kraujo tyrimų. Tikimasi, kad modernizuota laboratorija Kaune leis gydytojams efektyviau diagnozuoti klastingas ligas, o gyventojams padidins sudėtingų kraujo tyrimų prieinamumą. Visų pirma, aš turbūt noriu pasidžiaugti tuo, kad tokia laboratorija, tokia linija automatizuota laboratorija yra pirma Baltijos šalyse. Ir tai yra didelis turbūt žingsnis į priekį medicinos laboratorijos pasaulyje, atliekant laboratorinius tyrimus pilnai automatizuotai. Ir tai jau suteikia naują lygmenį. Tai yra turbūt pats didžiausias šiandieninė žinutė Lietuvos medikų visuomeniai, kad automatizacija ateina ir medicina. Dar visai neseniai vaikščiojo kiekvienas laborantas su mėgintuvėliu rankoje ir su pasiuntimo lapelius, kur nurodyta, kokį tyrimą atlikti ir į kokį analizatorių nunešti mėginį. Reikėdavo ranką įdėti, ranką išimti, pernešti į kitą analizatorių ir tai viską atliko žmogus. Šiandien dienai tai atlieka visiškai pilnai automatizuota ir robotizuota laboratorija. Taigi, nebereikia nešioti, nebereikia perdėlioti, viską nuskaito robotai, viską sudėlioja savo robotinę ranką. Kai dirbo žmogus, galėjo būti daug įvairių klaidų, tai yra pamiršo išimti mėgintuvėlį iš analizatoriaus, nei tą įdėjo, tai yra netlikti tyrimai. Pamiršau užsakyti kažkokį tai tyrimą, tai vėlgi tas tyrimas netliktas arba užsakė ne tą. Nes dirbantis žmogus iš tikrųjų tai nėra robotas, tai yra žmogus, kuris turi ir nuovargį, ir pavargsta, ir kartais ir suserga. Ir iš tikrųjų tų klaidų mes neišvengiame. Taigi visiškai pilnai automatizuotas procesas, tas, kuris pradeda tyrimo kelią nuo iki pat galo, iki tyrimo atsakymo atidavimo ir yra būtent tai pažanga, kur nebeliko klaidų. Turėjom tikslą išvengti žmogiškųjų klaidų. Visi puikiai suprantame, kur yra žmonės, ten visą laiką pasitaiko klaidų. Įmonė auga, žmonių skaičius didėja ir automatiškai tų klaidų skaičius taip pat didėja. Taip pat kita priežastis, kuri lėmė šitos robotizacijos eigą, tai yra tyrimų kiekio padidėjimas. Kiekis didėjo ir automatiškai su juo susidorot darėsi sunkiau ir sunkiau. Buvo priimtas sprendimas ir turime liniją, kuri yra pirmoji Baltijos šalyse tokio lygio linija ir to, aišku, mes džiaugiamės. Maksimaliai mes galim paduoti 1200 mėginių per valandą. Iš vieno mėginio galima padaryti maždaug 6 tyrimus, tai galim skaičiuoti, kad tai yra maždaug 8,5 tūkstančio mėginių per valandą. Automatiškai per parą gaunasi 40 000 tyrimų, tiek galim atlikti. Per metus būtų apie 12 milijonų. Tai reiškia, kad laboratorijoje bus mažiau žmogaus klaidų. Nereikės atidarinėti pavojingų medžiagų, tai darys už juos robotai. Medicininių tyrimų laboratorija Antėja, turinti net 29 filialus visoje Lietuvoje, aptarnauja daugiau kaip 300 viešųjų ir privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Laboratorijoje atliekami bendraklinikiniai, biocheminiai, imunologiniai, alerginių, infekcinių, onkologinių susirgimų bei kraujo tyrimai. Iš viso laboratorijoje atliekama daugiau kaip 400 skirtingų laboratorinių tyrimų. Pacientas gauna greitą, kokybišką ir tikslų atsakymą, kas jiem yra ir kodėl yra. Ir pacientui nereikia laukti 2 dienų, o reikia laukti 2 valandų gal užtenka. Tol, kol tas mėgintuvėlis arba tas tyrimas bus atvežtas ir atliktas į šią laboratoriją. Tai mes turime greitą, kokybišką atsakymą laboratorijos paciento daktarui, kas jam yra ir ką jam reikia daryti. Ir daktaras gali priimti sprendimą iš karto. Atlikę tyrimus mes jų neutilizuojame, juos talpiname į saugykloje ir gydytojas gavęs tyrimo rezultatus, jisai gali užsisakyti papildomus tyrimus. Ir nereikės vaikyti žmogaus, dar kartą kviestis, kad jisai vėl priduotų kraują, bus taupomas laikas, lėšos, pinigai. Ir automatiškai dar vienas momentas, kurį norėčiau pabrėžti, tos saugyklos privalumas yra tas, kad mėginius iškilus ginčui arba gydytojai suabejojus tyrimo rezultatų, mes jį bet kada galime išsikviesti į saugyklos
atlikti kontrolinį tyrimą ir sulyginti rezultatus. Mūsų organizmas dirbdamas įskiria tam tikras medžiagas, kurias mes ir laboratorinio tyrimo metu susekame. Tai yra jų koncentracija. Tyrimai atliekami labai įvairūs. Yra keli šimtai pozicijų, kur galima diagnozuoti įvairius susirgimus arba pamatyti, kaip veikia mūsų organizmas. Tai yra mikroelementų tyrimai, tai yra virškinamojo trakto tyrimai, tai yra inkstų tyrimai, tai yra skydliaukės tyrimai, endokrininės sistemos tyrimai, vėžio žymenys, infekciniai žymenys, tai yra hepatitai, tai yra živ, tai yra kiti susirgimai, lytiškai plintančios ligos ir dar visas didžiulis spektras, kur leistų gydytojai diagnozuoti arba greičiau susekti ligą. Tyrimai gali būti naudojami profilaktikai, taigi išvengti lygų. Mes galime perspėti tam tikrų lygų atsiradimą, mes galime nustatyti ankstyvas stadijas, nustačius ankstyvas stadijas, mes galime išgydyti ir žinoma prailginti žmogaus gyvenimą. Medikai tikisi, kad investicijos į automatizuotą robotizuotą laboratoriją atsipirks su dideliu kaupu. Mat pasitelkę automatizuotą sistemą, medikai galės atlikti didžiulį kiekį kraujo tyrimų, efektyviai kovoti su ligomis, mažinti eilės prie gydytojų kabinetų bei pasiūlyti naujų sveikatos profilaktikos priemonių. Pasak įmonės vadovo, atidarius tokias laboratorijas ne tik Kaune, tačiau ir Vilniuje bei Klaipėdoje, jos galėtų pilnai aptarnauti visą Lietuvą. Investicijos čia neapsiriboja vien tik pinigais. Vėlgi pradėkim nuo personalo, pradėkim nuo logistikos tinklo sudarimo, pačio mūsų laboratorijų tinklo sudarimo. Ir aišku, pinigai, kurie susideda netoli 3 milijonų, 2,8 milijono eurų. Tokia yra investicija atlikta būtent iš šios linijos modernizavimą. Reikia šnekėti, nenustikti vietoje ir vis tiek medicinos įstaigas modernizuoti ir įvykdyti optimizaciją. Sveikatos apsaugos ministerija formuoja politiką ir ji turi suskaičiuoja pinigus ir mato, kur yra žiūrint, kokios paslaugos yra teikiamos vienoje ar kitoje ligoninėje. Kaip žinot, dabar formuosis mažos ligoninės modelis, tai galimybės pasiekti aukščiausią lygį diagnostikoje turbūt ta maža ligoninė nelabai turės. Taip, kad didesnėse ligoninėse tas formuojama. Visos didesnės ligoninės turi laboratorijas, tai reikia atlikti gilią analizę ir spręsti. Noriu pakviesti pasitikrinti ir pasitikrinti laiku, kol dar nesate susirgę, kol dar jaučiatės gerai, nes ligos yra klastingos, jos pasireiškia tik tai esant komplikacijom, tada, kada jau ir sunku pagydyti, tada, kada jau procesas būna pažengęs. Organizmas protingas, jisai kompensuoja kažkokius susirgimus pradinėse stadijose, o mūsų galimybės ir būtent pilnai automatizuotos laboratorijos galimybės tuos procesus aptikti pačiu laiku. Taigi kvieščiau visus nebijoti robotų ir ateiti pas mus. Kokybiškai ir tiksliai atlikti laboratoriniai tyrimai jau pirmoje sveikatos priežiūros grandyje suteikia daugiau kaip 70% visos informacijos būtinos teisingai diagnozei nustatyti. Primename, kad profilaktinius tyrimus galite atlikti bet kurioje medicinos tyrimų laboratorijoje visoje Lietuvoje. Specialaus gydytojo siuntimo jums nereikia.